Na ką, kelionė prasideda į Brano pilį, kitaip dar vadinama į Drakulos pilį Rumunijoje. Dabar yra 4:36 ryto. Biškį nesimiegojo, planavau išvažiuoti vėliau, bet nemiega kankino, susiruošiau, važiuosiu dabar. Ilgas kelias laukia. Mocas štai ten paruoštas jau. Truputėlį tamsu tai nesimato. Tai va, gaila neturiu smakro laikiklio GoPro, tai bandysiu su ranka kartais pafilmuoti. Tai va, žiūrėsim. Iki greito. Turėtų būti gražių vaizdų. Čiau. Pasidariau stotelę. Galvojau, užkasiu, čia toks restoranėlis jau, įdomesni keliukai prasidėjo, iš autostradų jau išmyniau. Kalnai jau po truputėlį prasideda. Va, restoranėlis. Kažkoks Kinulmik. Bet gaila, kad dar nedirba, dar nesidaręs. Tai va, mažą pertraukėlę pasidarau. Važiuosiu toliau, šiaip visai netoli jau liko. Ten vaizdai jau gražėja, gal dabar taip nesimato. Bet jau įdomu važiuoti, nuotaika gera, kelias gerėja, motociklininkų va girdisi irgi pilna čionais. Tai va, tokios to kelias, maža pertraukėlė ir judam toliau. Gaila tik tais, kad va, negaliu filmuoti važiuodamas, neturiu kaip prisitvirtinti GoPro. Na, sekantį kartą gal bus geriau, kitų kelių aprodysiu. O dabar kažką gražaus pamatęs vis sustosiu. Tai va, čiau. Nu ką, pagaliau atvykau prie Brano pilies. Ilgas kelias buvo. Žiauriai gražus miesteliai čionais per kalnuotą vietą važiuojant. Visokiausi kavinukės, viską tokius. Keliukas irgi, posūkis ant posūkio, su motociklu idealus kelias tiesiog važiuoti. Žiauriai fainai. Tai va, dabar eisiu aplankyti Brano pilį, dar nesimato. Čia va, parkelis kažkoks gražus yra. Paskui pasivaikščioti. Ne vieną miestelį čia per tos kalnus pravažiavau, taip norėjusi sustoti. Pasižvalgyti, pasivaikščiau daugiau, matosi daug labai turistų, motociklų irgi labai daug. Bet galvojau, geriau pirmą į tą eisiu, apžvalgysiu tą pilį. Žiūrėsiu, kiek man čia to laiko lieka. Ir tada jau gal, jeigu matysiu, kad dar spėju, nes tolimas kelias atgal laukia, tai tada dar gal kokie miestelėje pakeliui sustosiu čionais. Nu, bilietas nupirktas. Einu jau link pilies. Eilės čionais, nesvietiškos. Buvo kažkokie bilietai turbūt su kažkokia programa, bet tai čia dar vienus lietuvius sutikau, sako, turbūt čia su gidu. Tai nepirkau, pirkau paprastą šiaip pasivaikščioti. Labai gražiai aplinka čionais. Nuotas keliukas. Keliukas link pilies.
Nu, pilį apžiūrėjau. Tikėjausi iš tikrųjų kažko truputėlį įspūdingiau. Na, bet istorija vis tiek įdomu. Drakula, čia visas pasaulis žino. Nors čia nėra, kiek žinau, ta tikroji pilis, kur jisai gyveno, bet kažkas tokio. Tai va. Tai visai įdomu. Tai tik tiek, gal labiau čia man patiko kraštovaizdžiai pakeliui negu šita pilis. Nu, bet galima užsidėti pliusą. Verta pamatyti iš tikrųjų, bet vieną kartą nuvažiuoji ir užteks. Tai va, dar vaizdą iš toli. Ten ta pilis yra. Čia dar toks parkelis. Na, o čia turgelis. Praeisim, pafilmuosim. Ну, jeigu ką. Jo, jie tenai.